O gal šį kartą norite kažko saldaus? Nesivežkite alkių į galutinę stotelę. Dear travelers, we remind you that you can buy your favorite... Išgyvensi, bet aš manau, kad tai ką sakai, stebinai, aš manau, čia reikia stebinai. Tiesiai važiuoti, ne? Jo, reikia tiesiai važiuoti. Šmurkšta. Šmurkšta. Hello visiems. Hello. Bjaurus oras. Išvažiuojam iš vėjo. Iš vėlio. Lyja. Vėjas pučia. Per Vievį važiuojam. Lyja į nugarą. Vėjas į nugarą. Lyja, nenustoja lyt iki pat Trobelės. Važiavom į Semeliškės, Vytauto Permetės jau sulinko. Žiūrėsim, kas važiuojam. Kaip oras? Pirmą kartą su šitais tokiais mokasinais. Žiauriai gerai, šiaip tai nešunta. Smagu tikrai. Sako nešunta, bet atrodo kaip po pirties išėjo. Čia prasisegė šiek tiek buvau šitą priekį. Sekantis. Kaip tavo Karliui? Karliui tai eilinė diena čia. Šalta. Į mokyklą taip eidavo. Šalta, pulsas 70. Nežinau, net. Tai reikia Bet arbato šiltos turit labai gerai. žemo bėgis įsimesti ir maskatuoti 120 kedensą. Jo, reikia. Ką tu čia? Kam tu signalizaciją jungi čia? Nukosės dviratis? Kas nors. Vagis laksto, ne? Matei mano prototipas Asusų. Tuo išleis Asusai. Ir Lukas. Jau temsta. Lyja. Gražus medeliai. Liko iki Aukštadvario kokie 5 gal kilometrai. Apsiperkam ir į Trobelę keliaujam. Toliau smagiai per lietų. Važiuojam link Aukštadvario. Trobelėj su Paulium susitiksim. Ir turėtume 7 būt šį vakarą. O rytoj pasijungs dar 2 žmonės prie žygio. Tilpo viskas. Užsukom Aukštadvarį į Maksimą, visi visko apsipirkom nesąmonių. Bus koldūnų balius, avižų balius, kolos balius, kas ten. Jogurtą įdėjau prie kūno, tai gali biški nuo šilumos surūkt gali. Tai bus rūgštus padažas. Tai gerai. Bus gerai. Judam. Visi sušalę. Man atrodo primo, tai bjauriai purškė turbūt. Dabar jau tik purškė. Visai gerai. Kas vyksta? Balius, gimtadienio šventė, Na, atvykom dar 7 žmonės, tečius pakurtas, viskas paruošta. Ir aš jau matau, kaip būgnė. Svarbu, kad šilta. Dar kviečiam į mašinos plaukimą procedūrą. Šef. Šef. Cibul. Cibulevič. Kuris gražiau sudėjau. Čia pelė būna šalių beje. Nu, jinai ateina, jeigu ten kažką palikti. Tai uždariau šalių maistą, kad pelės jo nesugriauštų. Ir tai atidaro ir pelė išvėgia iš šaldytuvo. Šiaip tai mes į džemą Mes vadinam. norėjom apsaugoti nuo pelių. Tai apkandžio ten bandelės, pasakyti. Jeigu trūks maisto, tai... Nu, ponas. Nu, kaip sekėsi? Sveiki, gerai. Šabakstinė geri, va kepsą radau. Nevalgant koldūnų, bet tavęs. O, matos, ne? Matas. Gerai, liks. Žuvai? Sunku buvo. Tai galėjai asfaltų važiuoti, nepagalvojai? Kaip šilta, eik savo. Mes labai irgi kenčiam. Kenčias? Žiauriai kenčiam. Šiandien traukinys belekas, tiek užvirna ten, kad nebuvo Tai dabar sėdžiu kvėpuoti. kenčiu, žinau, dabar. Sėdžiu ir kenčiu. O tai mūsų O nepagalvojai asfaltų važiuoti? Čia yra asfalto kažkur? Neturės. Šiaip tai Via Lietuva nutėsė čia dvirtakį ką tik, žinok, šiandien. Pabaigė. Ok, tai... Kaspiną mes nukirpom. milijonų.
Nu tai Eik į vidų jau koldūnai dar karšti. Užsidėt kepurę. O, blemba, hello fellow kids. Wow, radical. Surėlintę padaro kickflipą. Baigėsi šau. Riešučiukų turiu. Baltojo katino svetainė. Nu tai va. Kaip visada Panašiai. Parodo amžių. Žūsiu. Žūsi, žinom, žūsi. Čia dar kiek buvo, ne? Nu jo, čia šiaip... Laikykis lauko tualete. Įsisidėjo 5 koldūnus ir kilogramą tų svogūnų. Žuvė, nu tokias porcijas, jau žuvė. Jo, mes dar tik pusę išvyrėm. Pusę? Ta prasme, tai kam tai reikėjo? Nu jo, teikio time, žinok. Ne, tiesiog pasiėmėm tiek koldūnų, kad tikrai visi sotus Jo, mes būtų. galvojom dar namukė, kad bus daugiau žmonių. Ir kad nori, ne? Tai rimtai Torto buvo, ne? Gal noriu? Žinok, ten jos valgė, žinai, Dubenukus šitus Krevetės visokios. krevetės, pyragaičius ir gėrė. Bet dabar galim nueiti. Merginos su vyrai pasiūlė atsidaryt langą. Atsidarėt? Atsidarėm. Atsidarėm, bet vis tiek labai karšta. Kaip? Atsidarėm, bet vis tiek labai karšta. Žūnam. Tai man dar atsiaiškinti, ar kaip... Tu eik Pauliau, jau parodyk jau. Negalim mordas abecėlę susikalbėti. Sekmadienio rytas. Ant žolės šalna. 8 valanda. Kaip čia nuostabu. Aplink trovelę. Dar visi miega. Va mūsų dviračiai kaip sukrauti. Jau kuičiamės. Pradėjo judėtis. Galim iš tikrųjų šos po grillint. Grillinsim koldūnus. Čia bus Labas rytas. dar meniu, ne? Kaip tik koldūnai, ir tik koldūnai. Tai čia man reikia apkalbėti. Sveiki, labas rytas. Mūsų pusryčiai kepti koldūnai su svogūnais. Skėlėm visi iki 8 mėgojom, tu prasme, net neįtikėtina, kad čia 6 ryto nieks nedaužė podų. O mėgojo, tai kaip, ar gerai, Karoli? Ne, nerealiai. Kas buvo? Nemoku aš mėgoti ant grindų. Ai, tau tiesiai neišeina. Neišeina, man bananą reikia mėgoti. Hamaką reikėjo pasikabinti viduje, tai čia vat ant balkio vieno ir ant, nežinau, ant kažko kito. Jo, Tai va, puikiai troba, labai maloniai mus ir svetingai sutiko. Aš tai iškart valgyt gavau visko. Laimingas, apsigalvo. Galėjo tik tai pelės naktį negraužti. Tavęs? Lovos. Tai dar man yra. Šef, skanaus. Ką turim? Prakaitoji koldūnų kimčių košė su makaronais. Prakaitoji. Blasphemy. Siunčiam galios. Kulinarijos kritikai jo nekenčia. Čia antraštė bus. Tai dar gali kraut. Čia kaip bažnyčia, žiūrėk, siunčia. Perdoda koldūnų bliūdą. Dalinasi. Pauliau, ko nedamušė laus vakar. Tai kad nieks nepasakė, būčiau. Savo. Tai duodi, sakai, gerčius, sako, nepasakyk, kad jau dar. Nepasakai, kad iki galo ir gerti. Tai reikia stalo dainą. Šitą galim nušapnuotis. Labai gerai. Galėsim matyti. Tai gal kas nors turi neturi. Kuičiamės jau. Bet panašu oro temperatūra dar nepakilo. Povilas atvarė. Labas rytas. Yra 3 laipsniai. Dar 3 laipsniai, visur dar šalna. Tipas, žinok, kainuos belė kiek. O kas čia? Šmurkšt? Netoks ir didelis. Lietaus pirštinė. Važiavam. Mačiau, žmonės naudoja tas tokias, kur su chemikalais arba šaldytuvose dirbti šovą. Jau riedom. Iš viso 10 dalyvių.
kylam į kalvą didelę. Turėsim toj gražų peizažėlį. Labai nuostabios jau šiandien rudens spalvos. Saulutė visą dieną švies. Vis tiek tada nesuprantu. Tada nenoriu. Nenoriu, ne. Bet gerai, prieš saulytę šiltą. Ne, komuto maršrutą visi skirtingi turi, tai dabar bandom susirasti teisingai. Kur yra teisingiausias. Visi skirtingą atstumą turi, visi skirtingai pasibraižę. Nenori iki galo važiuoti. Labai geras oras, saulytė šviečia, labai malonu. Ir Lukas. Leftistas. Žinomas leftistas. Varom į šabakštynus. Gerus šabakštynus. Nieko nėra geriau kaip šalti, šlapi šabakštynai. Viskas galim važiuoti. Gerai, sveiki. Važiuojam link pietų šiuo metu, link Pivašiūnų. Ta prasme, realiai mes link pietų važiuojam. Ir pietus bus, ir pietų kryptim. Labai faina kompanija, jau įvarėme į šabakštyną, man jau gerai. Jau džiaugiuosi. Realiai viskas išpildyta buvo. Jo, jau galiu važiuoti namo, viską turėjau, ko norėjau. Lietų turėjau, šunkelis pažliugusius turėjau, bekelę turėjau, šabakštynus turėjau. Įsdam. Laukais, laukeliais važiuojam. Labai graži gamta. Rudenio spalvos. Vėl privati valda. Молодец, čia australai yra. Ko aš jau? Nieko nesakys. Молодец. Ne, aš turiu omeny, ten, žinai, vidury nieko, su Malunska. Davai. Padarysi Supermeną. Davai. Galit pakartoti. Daidinė, vai, visiems. Ar ne? Ui, į kalną minam prieš vėją. Talžų vėjas ir nuovargis baisu. O, sveiki. Labai fainai pievomis, Aukštadvario apylinkės, Pivašiūnų, Alytaus, labai čia gražu. Kalvos, kalvelės, aukštyn žemyn. Bet ir nelengva, nes žinai, reikia vis minti į kalniuką. Ir šiaip dar pažliugę. Tai reikia daug spaust vatų čia. Palaukim, toj pabiškė ateis dar. Tai ką, taip laisvai ir čia bėgioja, nesuprantu. Aha. Mažius nuo mankės netolsta turbūt. Oi, pupulis, visi pupuliai ateina. Tas tai belekas, man paskui pupulis. Bent jeigu spiuosi nelauk, žinai. Ne, ir neina už to, matai, grinai, jis prieina tą pagalį, jis už pagalio neis. Mažas atėjo. Šitą tai neduok. Žus.
yra pagal ką prasileisti, taip sakant. Prie parduotuvės sustojam Stakliškėse. Nu kaip? Kiek? Auselės surinko? Kliransas. Ir tau? Paulius jau atsikabina? A ką, purvo? Tai ką, viskas gerai? Gerai. What did you die? King in the castle, king in the castle. Very nice. Gražus labai laukai rudeniški. 70 km jau nuvažiuot. Gerai. Ate, palieku šią nuostabią gaują. Visi moja. Čia pakau. Įduos irgi moja. Jum asfaltas, man žirkelis. Ate. Davai, boost. Jip, jip. Jo, aš tai net Aš tai irgi nepavargau, aš čia tik šiaip mėgaujuos labiau. Man ten nubaisima, ten groja. Tai turi Vytautas 3 auselės papildomas. Aš turiu pats vieną, bet blemba čia keisti, čia reikia nuimti, man dar nuimti lengvas, man kažkai nėra trosų. Netoliesi, kai Šedorį jau dar kokių 5 km liko. Jau traukiniai. Sveiki. Atvažiavom. Jau naktis. Plius vienas. Šalta kaip kažkur toli. Bet viskas gerai. Neliko namo parvažiuoti.